Labas visiems. Šiandieną žinutė moterims. Nors, jeigu vyrai klausys, tai žinokite, kad ši galimybė yra pritaikyta ir jums. Tačiau dovanokit, mano tikslinė auditorija yra moteris, dėl to, kad aš esu pati moteris ir puikiai suprantu, ko moteriai reikia. O moteriai reikia savirealizacijos. Reikia turėti kuo rūpytis. Taigi mumyse dažnai esti motiniškas instinktas, kuris kviečia pasirūpinti tais, kuriems reikia pagalbos. Būtent per šią prizmę mes ir ieškome veiklos, darbo, kuriame mes galėtumėm tai atsiskleisti. Moteris mielos, tinklinė rinkodara yra puikia niša ir terpė išskleisti mūsų šitą norą, padėti daugeliui moterų, kurios ieško papildomo uždarbio, kurios ieško savirealizacijos, kurios ieško bendrystės, bendruomenės, ieško galų gale iššūkių ir tikslų, kuriuose jos galėtų augti. Taip pat moteris, kurios nori susikurti verslą, turi potencialą vidinį, turi gebėjimų, turi noro, bet neturi, sakykime, kapitalo pradėti tradicinį verslą. Tinkliniai rinkodarai kapitalo nereikia. Mes turime puikius nemokamus mokymus, mes turime asmeninius mentorius, reiškia žmonės, kurie jau tame yra, kurie turi sukūrę verslus, kurie tiksliai parodo, kaip galime ir mes ateiti iki savo tikslo. Na, jeigu jūsų tikslas yra tik tai ekstra, uždirbti pinigai, ant vaikų pramogų arba tiesiog tam tikriems pirkiniams, viskas gerai, jūs galite čia puikiai ir greitai užsidirbti. Jeigu jūsų tikslas yra ilgalaikis, reiškia turite didelių perspektyvoje norų, tikslų, jūs galite čia susikurti pasyvias pajamas ir turėti laisvę, finansinę nepriklausomybę ir kurti savo gyvenimą kiekvieną dieną taip, kaip jūs norite. Be įsipareigojimų dirbti būtent tam tikrom valandom ar išeiti į atostogas tada, kada jūs išleidžia darbdavys. Čia to nėra, darbdavio nėra, nes darbdavys jūs esate pats savo. Mielos moteris, tinklinė rinkodara suteikia mums visiems galimybę startuoti praktiškai be investicijų ir užsidirbti čia ir dabar pinigų, išsispręsti savo finansinės problemas ir tuo pačiu atrasti kai ką daugiau. Na, apie ką jums yra savirealizacija? Apie ką jūs svajojat? Kas jums teikia malonumą? Kur jūs įsikvėpėt? Kur jūs užsikūrėt? Kur jūsų akys žybsi? Bet būtent ši veikla tarp grožio sveikatos produktų, jinai mumyse tai ir žadina. Man, pavyzdžiui, labai patinka Extract de Parfum kvepalai. Šioje kompanijoje yra virš 140 įvairiausių, skaniausių aromatai, namų kvapai. Čia yra ir buitinė chemija, kuri efektyviai taupo mūsų laiką ir daro rezultatą nepriekaištingai. Toliau mes turime dekoratyvinę kosmetiką, kurioje mes vėl galime save gražinti ir puošti. Mes turime bižuteriją, mes turime nuo saulės akinius, mes turime kavą, mėsos gaminius, taip pat veido, odos, kūno, plaukų priežiūros produktus, inovatyvius. Mes turime eterinius aliejus, masažinius aliejus, taip pat kūdikių prekių, šuniukų prekių. Asortimentas be galo gausus. Aš kviečiu tave parašyti, papasakosiu plačiau. Esu šioje veikloje jau 1,5 metų ir galiu patikinti, kad man čia be galo gera. Iki.